niekada nesimatėm. Aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulig atomais. Seku tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu abuodus menkai, aš mano nustebstas. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu abuodus menkai, aš mano nustebstas. Ką daryti, Janis? Ar jį teis dėl Biržų prokuroro nužudymo? Čia tik legenda, kad tave paleistų iš kalėjimo. Rinkis daiktus, varom iš čia. Kur? Nežinau. Atvažiuoja Kerimo tiekėjas iš Vokietijos. Sužinosiu viešbutį ir perduosiu tau. Nu, aš suprantu, Kostai, suprantu, kad kartais nuduoda tą antrą šansą gyvenimas, bet sutik gyvenimas, tikrai ne kiekvienas pagauna tą laimės paukštę. Žinai, dažnai prisimenu tuos laikus, kai viskas prasidėjo. Tu atsimeni, kai dar gyvas buvo Tioma, Davidas, Tysonas. Seniai čia buvo, labai seniai. Nu, seniai, bet man viskas kaip vakar. Smaugliai tuo metu dar valdė visą Vilnių. Man atrodė dar šiek tiek ir jau viskas. Visas pasaulis mums po kojam bus. Aha, aukštai skrisi, žemai krisi. Taip sakai. Tiesiog tuo metu mes turėjome per daug priešų, Kostai. Ir per daug klaidų pridarėm. Nu, kokių pavyzdžių? Mes nemokėjom tartis, nemokėjom dalintis, nežinau, laiku atsitrauk. Argi ne taip? Lengva tau dabar sakyti, kai tiek laiko praėjo. Bet laiko tai atgal jau neatsuksi, ką? Bet tu irgi geras. Klausyk, neužkariausi tu viso pasaulio, Maksai. Vis tas pačias klaidas kartoji. Kad ir Kerimas. O ką Kerimas? Ką Kerimas? Tai prasme, užversti jo tiekėją. Tai kas bus po to? Kas bus po to? Kerimas neturės hašo, štai kas bus po to. A, ne. O po to kas bus? Jis susiras naują tiekėją, čiagi paprasta. Nu tai versim naują tiekėją, kame problema? Kuo daugiau lavonų, tuo daugiau bėdų mums. Šaulys? Kerimas. Klausau, brangusis. Taip, gerai. Gerai, atvažiuosim. Ko jūs nori? Nežinau, sakė, turi skubių reikalų, kvietė į restoraną. A ne? Kokių? Kaži kokių. Ruoškis, važiuosim. Žiauriai nori pamatyti Kerimo snukį, kai sužinos, kad užsilinkė jo tiekėjas. Varom. Žiūrėk. Varnas skambina ne tik Kerimui. Oi, dar Janiui skambina. O, ir čia keletą įdomių skambučių. Va, Kerimo tiekėjo numeris. Va. Dabar aišku, kad Varnas dirba savarankiškai, bet ką jis sugalvojo? Lauk. Gerai, Kerimas, jo tiekėjas, Dadjanis. Nu, niekaip nepagauna. Kas čia dabar? Žiūrėk, Varnas skambina mobiliuoju telefonu, tai kodėl jo niekas nesuseka? Nu, jis labai trumpam įjungia telefoną, o paskui pakeičia savo buvimo vietą. Sulaikymo komanda tai net nespėja išvažiuoti. Tai palauk, tai mašinos nesuranda? Nu, kada kelių policija dirba savo darbą? Taip. Tikra katastrofa. Tai žinai, aš dažnai pagalvoju, nu kur mes suklydom? Šiaip taip vis tiek, Varnas yra geriausias kandidatas šitam reikalui. Įstaiga jį praradom. Praradom jo kontrolę. Man atrodo, kad mes praleidom vieną labai svarbią Varno savybę. Kokią? Savimylą.
Tu manai, kad apmaudas jį pastumėjo? Būtent. Todėl jis dabar veikia prieš mus. Kai ieškosim bimbai pakaitalo, reikės va į šitą savybę labai rimtai atkreipti dėmesį. Ne, aš nemanau, kad valdžia sutiks su kita kandidatūra. Jam daug paprasčiau bus nutraukti operaciją. Taip, kad lieka viena išeitis. Reikia surasti bimbą ir bandyti su juo tartis. Tai jūs manot, kad mes dar nepraradom varno? Gaila prarast, kas tiek jau nuveikta. Nors varnas tiek malkų priskaldė. Ojo. Kada su bachūrais kalbėjai? Vakar. Nu ir ką? Nieko, ble. Nieko, pasakysi, kad viskas bus gerai. Tai kad nebetikėjau jie. Tai šaibų, blėt. Tai kokių šaibų, ble? Iš kur? Tai viskas gitušia. Tai paskutinės, blėt, Tai ir tai, ble, nepadės. Tiesą pasakė, žinok, ir aš galvoju biržus mauti. Užknyso mane, kiek čia mes slapstysimės, ką? Kada čia paaiškės kas nors? Blėt, viskas bus gerai. Kada? Porą dienų. Porą... Patikėjau tai. Blėt, aš tau atsakau, drambliu. Patikėjau, nezavės. Eik tu, nahui. Žais, blėt. Galiu užduoti vieną klausimą tau, Maksai. Žinoma, klausk. Kaip tau sekasi? Kaip gyvenimas? Ir viskas gerai? Nu, ačiū. Neblogai viskas. Ir aš galvoju, kad jums turėtų būti viskas gerai. Juk tarp mūsų taika. Aš tau gyvostą atidariau, juk taip. Klausyk, Rimai. Tu skambinai, sakei, kad skubių reikalų turi. Ko čia dabar klausinėjai? Čia ir yra skubus klausimas. Maksai. Aš tau draugystės ranką ištiesiu. Senas skriaudas pasistengiau užmiršti. O tu, Maksai, ką tu darai, ką? Tu man peilį nori į nugarą suvaryti. Klausyk, Rimai. Už tokius žodžius ir atsakyti reiks. Kokį dar, blėt, peilį į nugarą? Aš, blėt, atsakysiu. Aš atsakysiu. Tu pažiūrėk, ką aš čia turiu. Pažįsti šitą žmogų? Ne. Ne. Čia mano tiekėjas. Borisas, labai geras žmogus iš Maskvos. Jis dabar vieši Vilniuje. Gal žinai, iš kur aš gavau šitą nuotrauką? Ne, nežinau, Rimai. Man toks žmogus ją davė, tiksliau, pats jis negalėjo, teko jį, pats supranti, būtukė. Prieš viešpatį. O žinai, iš kur aš tai sužinojau? Man Varnas apie tai papasakojo. Kaip jūs su juo susitikot. Kaip Varnas pasiūlė pasikviesti mano tiekėją čia, pasamdyti Šaulį.
ir nudėt mano tiekėją. Ką tu, Maksai, atsakei jam? Bičiuli mano. Sutikai džiaugsmingai. Ir jeigu ne varnas, jo jau gyvų nebūtų. O tokia mūsų taika, bičiuli mano. Sušiktas varnas išdūrė kaip locha paskutinį. Aš tau sakiau, kad su juo negalima turėti reikalų. Aš vis tiek jį atrasiu ir pakasiu, blė. A ne? Tu prisimink mūsų pokalbį apie smauglius. Vat turim dabar karą su Kerimu. Ir kam nuo to geriau? Čia ką, blė, tik tiek? Kas čia dabar, kurva? Tai baigė savalinė, visas nėra babkių. Tai ką mes, blė, dabar balai sėdėsim? Ne, nu palaukit, vyrai. Varnas sako... Blėt, palaukit, kurva, užteks to triokalas, nusiteikit jūs nahui, blėt. O tu? Kurva. Ką aš tai, blė, ką aš, žinau, į biržus? Visot nahui. Tai grįš į biržus, blė. Ne, nu tai, blė, sakau, šiandien rytoj paaiškės, nu. Paaiškės? Nu tikrai, nu, blė, pasilik, nu, blė, džukai kalpi. Ai, kad kurva užpiso, viskas. Ne, nu suprantu, kad užpiso, blė, nu reikia palaukti biškį, nu perlauk. Gerai, visi, laikyk. Ai, tiesa, klausyk. Ta barmenė vakarė iš biržų atsimeni? Nu? Nebuvai jos čia susitikęs? Kur čia, blė? Kur, blė, Vilniui? Tu ką, blė, ką jinai Vilniui daro? Nu, ką žinau, kažką daro, buvom čia mes su jie susitikę ne per seniausiai. Tai Latvis pasirodė, irgi kai ką papasakoja apie ją. Sakau, gal buvai susitikęs? O ką, blė, papasakoja? Nu? Nu. Tai ką papasakoja? Tu, blėt, pasakysi ar ne? Ну, конечно, Варнас хорошее дело сделал. Ты бы видел рожу Саяна, когда он узнал, что мы его киллера отправили. Представляю. Картина маслом. Нет, этот Варнас, он умный пацан. Хорошо все придумал. Да-да, башка у него варит. Между прочим, он уже не первый раз помогает тебе хорошим советом. Не думаешь взять его в дело? В дело? Бог с тобой, Борис. Да почему? Почему? У меня есть подозрение, что он под легавыми лежит. Уверен? Да. Ты знаешь, мне все-таки нравится этот Варнас. Я бы на твоем месте рискнул. Как рискнул, Борис? Ну, попытался бы его перевербовать. Ну, расскажи, как это сделать? Видишь ли, Керим, большие деньги, они творят чудеса. А за ту информацию, которой обладает Варнас, никаких денег не жалко. Борис, ты серьезно про это? Керим, включи мозги. Если тебе удастся перевербовать Варнаса, ты же потом всю оставшуюся жизнь будешь водить ментов вокруг пальца. Ну, чего в этом плохого, а? Ай, не знаю, не знаю. Tiek to. Gana tų ataskaitų, vis tiek nieko naudingo iš jų neišmelšim. Klausau? Taip? Taip. Rado Varną. Susiekė pokalbį, naujoje Vilniuje. Važiuojam.
Nu, bergždžias reikalas, ko mes čia laukiam. Varnas nedurnas. Kažką daryti vis tiek turim. O, žiūrėk. Panaši mašina. Turim uodegą. Kas tokia? Nežinau. Gal tu pasirodė? Spaus, blėt. Nu ir kur jie dabar nuvažiavo? Nu, aš galvojau, kad tu geriau vairuoji. Nu tai sės pas už vairo ir važiuok. Kitą kartą taip ir bus. Numerius bent įsidėmėjai. Kokius numerius? Aš į kelią žiūrėjau. Nu, normaliai, nu geriau nepasakysi. Nu tai gal, palenktyniavom. Važiuojam. Kur važiuojam? Tuoj sugalvosim. Varnas, brangusis, aš tavęs ieškojau, o tavo telefonas kažkodėl vis išjungtas. Tu manęs ieškojai, Kerimai, tikrai? Žinoma, Varne, ieškojau. Matai, atėjo laikas atsiskaityti už tavo paslaugą. Gerai. Labai laiku mums reikia tavo pagalbos. Bus viskas, Varne. Ir pagalba, ir pagarba, ir dar šiek tiek babkių už tavo pagalbą. Labai gerai. Sakyk, kur atvažiuot? Nu, atvažiuok pas mane į sodybą. Atsimeni, kur mes tau galvą šiek tiek paremontuot norėjom. Atsimenu. Gerai atsimenu. Nu tai ką, lauk svečių? Laukiu, brangusis. Ką mes pas Kerimą važiuosim? Aš, blėt, kažkaip nenoriu pas Kerimą. O tu nebijok. Ką, blėt, nebijok? Kerimo nebijok? Kur mes, blėt, už kiaušų mus paims? Niekas tavęs už niekur neims, blėt. Jis mūsų ant rankų nešios, važiuojam. Blėt. Važiuojam, blėt. Kodėl tu taip nori viską žinoti, a? Aš tau apie save viską papasakojau. Mesgi draugaujam. Dabar nori žinoti apie tave? Aš tau irgi papasakosiu. Kada?
kai ateis laikas. O kada ateis tas laikas? Ну, здорово, бахурай. Užeik, užeik. Tavęs jau laukia. O, sveikas, brangusis. Užeik, prisėsk. Kaip džiaugiuosi tave matydamas. O tu, Achmetai, nesidžiaugi matydamas tokį svečią? Ir aš labai džiaugiuosi tave matydamas, brangusis. Vaišinkis arbata. Šaunuolis, Achmetai, tikras džentelmenas. O tu nesuprantu, kas sugalvojo apie mus blogai šnekėti, kad mes pikti ir žiaurus. A? Iš tikrųjų mes vaišingi ir patikimi. Ir už gerą mokam geru atsidėkoti. Tiki ar ne? Tikiu. Gerai, brangusis. Na, už blogą mes atitinkamai atsilyginam. Bet dabar ne apie tai, ne? Apie gerus dalykus. Ar ne, Achmetai? Toks mūsų įstatymas. Būtent. Toks yra mūsų įstatymas. Žiūrėk, Varnai, tu sugalvojai, kaip Sajaną į vietą pastatyti. Matytum tu jo snukį, kai aš jį pasikviečiau į restoraną ir parodžiau Boriso nuotrauką. Koks cirkas buvo! Sajanas visas išbalo. Įsivaizduoju. Neįsivaizduoji. Visas drebėt pradėjo, žodžio ištart negalėjo. Ačiū tau už tai, Varnai. Tik ačiū. Kam taip kalbė, a? Įžeist nori? Ne tik ačiū. Pasakyk, Achmetai. Norim, kad tu broliu mūsų taptum, Varne. Broliu? Taip, Varne. Broliu. Ir tai mum tai yra didžiulė garbė. Ir man. Tai ką, broliai? Broliai. Brangi dovana. Liepk. Čia pagyvensim. Čia? Nu. Su šitais kalnų ožiais? Tokie papils mūsų. Daiktas paim. Darytės, uždaryk. Nu, kaip tas bendrabutis? Už savaitės gausiu. Jo. Žinau, tu bandėjai pagreitinti procesą, bet tau nesigavo.
Nu tai aš tavęs tai nevarau. O jeigu sugalvosi? O gal man čia likti? Klausyk, nejuokautų, taip gerai? Kodėl? Nepatinka man. Nepatinka, kai mane išnaudoja. Bent, blėt, išgirsim, nahui. Kėdė čia nepadės. Tai bent, sakau, bent pažadins. Kurva gyvas, aš jam, blėt, kurva nepasiduosiu. Blėt, stogą rauna. Po vienu stogu su šitais dalbajobais. Tu nahui sutikai čia, blėt, nakvoti. Kur tu, blėt, norėjai stoti? Nu ką, žinau, kažkokį kitoj hatui, jo. Net nusiramink, drambliuk. Užtek čia lakstyt, nahui. Tai viskas kaip planavom, ne? Taip. Kėrimas. Su mumis. Reikia tik jų už kiaušų pakratyti ir jo kebrą užlenkti, viskas. Jo, jeigu iki ryto išgyvensim. Ramiai, nu. Ką jis mums padarys, blėt? Jis nori žaisti žaidimą. Nesižaidžiam. Nu tai, blėt, kurva, taip galima prisižaisti. Beje, Latvis buvo. Kur? Nu kur, blėt, čia Vilniui. Ko norėjo, blėt? Latvis ieškojo tos vakarės. O jinai suka, blėt, mentam dirba. Nu, žinau. Blėt, nekenčiu su pistų mentų. Nusiramink, blėt. Ateis laikas ir juos pasiūsim toli. Tikrai? Pažadu. Gerai, geras. Tu čia, blėt, taip pritupėsi? Eik miegot. Nu, davai. Blėt, išgirsim. Stopudovai išgirsim. Kuriuo, blėt, aš čia būsiu? Sušiktas varnas, pasmaukčiau šitą gandoną savo rankomis. Aš iš vis nesuvokiu, kaip tu jo galėjai pasitikėti. Nu, žinau, padariau klaidą. Pasitikėjau. Tas susidėjo su kuo? Su Kerimu, blėt. Ir už tai užmokės. O tu žinai, ką Kerimas pasakė? Varnas dabar po mentais vaikšto. Turėsi patikrinti. Išsiaiškinsim. Miegoti dar nelaikas, jau vėlu. Tu matai, mes kalbam. Tai iki ryto čia kalbėsit? Kiek reikės, tiek ir kalbėsim. Ir gerai, kaip norit. Nu, nesigailiu, kad apsivedai. Šį galą. Labas rytas. Labas rytas. Nu, tai jog darys. Nu, pasakok. Ką pasakot? Ką pasakot? Ką pasakot? Koks planas pasakok? Koks planas? Tas pats planas. Ieškoti varno. Koks planas? Ieškoti varno. Kur to varno ieškot? Nu, visur. Nu, ką tu? Visur ieškot. Visur ieškot. Ką mes su tavim durneliai? Atsiprašau. Nesusilaikiau. Mano irgi galvoje nulis minčių. Aš tiesiog meldžiuosi, kad valdžia mūsų neprisimintų, kad nepareikalautų ataskaitos. Varnas. Varnas? Sveikas. Kur tu? Nes jūsų kieme, išeikit, reikia pakalbėti. Gerai. Mes ateinam.
Palauk. Nešaudyk. Aš pats. Nuleis ginklą. Jeigu jūs čia mane užvers sugalvojat, tai jis važiuoja į Respublikos redakciją ir viską papasakoja. Ką viską? Viską. Apie jūs, apie Kerimą, apie Dadjanį, kuris dabar Sajanovas. Ar žurnaliukas apsišyks iš džiaugsmo. Ko tu nori? Nusiraminkim ir pradėkim dirbt. Aišku, jeigu jūs to norit. Aš suprantu, jūs pykstat, kad atidaviau fūrą Kerimui, bet kaip man reikėjo elgtis? Aš turėjau išgelbėt brolio žmoną ir sūnėną. Kodėl tu mum nepranešei? Todėl, kad jūs nebūtumėt atidavę fūros. Ir jūs patys kalti. Mes kalti. Taip patys kalti. Pirma, jūs nenorėjot apsaugot Laimos, o aš jūsų prašiau. O antra, ką jūs man sakėt dėl Dadjanio Sajano? Kad kišit jį už grotų, kad padėsit man. Ir buvo už ką? Gerai. Tarkim. Dėl kai ko tu esi teisus. Bet tu negali veikti vienas. Nepasitaręs. Bet jūs manęs neklausot ir negirdit, kai aš su jumis dėl kažko dalinuos. O tu ne per aukštai šoki? Klausykit, jeigu mes vieni kitų neklausysim ir negirdėsim, mes negalėsim bendradarbiauti. Apie kokį tu bendradarbiavimą iš vis kalbi, kada tu viską sušikai? Ką mes dabar galim? Mes dabar galim. Kerimas mane priėmė pas save. Tu Kerimo grupuotėjai? Tikrai? Tikrai. Padėjau jam prasukti vieną reikalą ir jis dabar mane broliu vadina. Kokį reikalą? Aš labai sėkmingai pasinaudojau Dadjaniu, pakišęs Kerimo tiekėją. Maksai, kelkis. Kelkis, jau rytas. Kiek valandų? 9 jau. O tu kaip čia miegi? Net batų nenusimovęs. Kur Kostas? Nežinau, kur tavo tas Kostas. Pusryčiausi? Alaus atnešk. Kas su tavim darosi, ką? Tokią kombinaciją aš ir prasukau. Išdurdamas Dadjanį ir susigrąžinęs Kerimo pasitikėjimą. Ne to jūs norėjot. Bet tu atidavei Kerimui prekę. Tai dideli pinigai. Taip. Dideli. O Achmeto nesąmonės nemažiau kainuoja, Ir man ant kaktos jau parašyta, kad aš beveik mentas. O pas jūs atvykau, norėdamas pranešti, jog sutinku tęsti bendradarbiavimą. Ką jūs tai? Tu labai nepatogus partneris, Varne.
Labai jau nepatikimas, žinai. Per daug savarankiškas. Nu ką, teks susitaikyti su to. Nu kodėlgi? Yra vienas būdas tave kontroliuoti. Sėsk. Labas. Dieve, ką jūs darot? Gelbėkit! Jums labai skauda. Ar viskas gerai? Viskas. Gal iškviesti greitąją? Ne, nereikia, ačiū. Gal jums padėti eiti? Ne, nereikia, ačiū. Ar tikrai? Ačiū, nereikia. Tai čia viskas suplanuota? Žinoma. Nu ir sukos jūs. Suprantu, Varne. Labai nemaloni situacija. Bet tu gauni šansą. Kokį? Mes leidžiam tau dirbti ir tęsti operaciją. O tu sutinki dirbti. Prižiūrimas Astos. Jinai turi žinoti kiekvieną tavo žingsnį. Nuolat. Ir tu nesugalvok nuo jos pabėgti. Nes niekas nuo jos dar nėra pabėgęs. Blet, kokie tu kekšė. Nustok, klausyk mane įžeidinėt, aš tik dirbau savo darbą. Achuienas darbas, blet, pisti su vyrais. Kiek išpisai jau, a? Tavo reikalas. Blet, gal tau ir premiją kokią duoda medalį užkabina, ne? Žiūrėk, aš suprantu, kad tau visą tai nepatinka. Ir tikrai tu turi teisę pykt dėl to. Bet gal pabandom susitart, ką? Pabandom susitart, gerai? Nes nuo to, kaip tu dirbsi su manimi, priklauso ir tavo ateitis. Aišku? Achuienas darbas. Tai gal varom su manimi lovą, ką? Užsičiaupk ir būk vyras. Susipažink, drambliuk, blet. Asta. Geriausia mano draugė. Labas, aš drambliukas. Labas. Malonu susipažinti. Prašom. Girdi, gal paėst kur nors? Kur? Čia pas Burnykę gali. Gali? Nu. Žiūrėk. O kurva. Davai pasiekam. Čia. Aš žinau, kaip nubausim Kerimą. Pasakok. Kerimo restoranas. Ką restoranas? Jis didžiuoja savo restoraną, ar ne? Klausyk, kalbėk aiškiau. Sudeginsim. Nebus restorano, nebus ir Kerimo chebros. Prekiai iš fūros pardavėt? Tai ne visai tavo reikalas, Varne. Kodėl, taigi mes partneriai? Partneriai. Bet su Hašu tu nedirbsi. O su kuo aš dirbsiu? Prižiūrėsi. Degalinės, autoservisus. Tu tam žmonių neturi? Turiu. Bet reikalai klausosi. Pasiūs juos kitur. Tai va kaip čia viską sugalvojai. Klausyk, o tau reikalingas apsauginis ar normalus verslo partneris, a? Netriukšmauk, Varne. Turėtum padėkoti. Degalinės prižiūrėti geriau negu griovį su peršauta galva voliotis.
Tai ble, čia turbūt teta jos gyvena, ne? Mhm. Skambink Latvijai. Leila. Kodėl taip į jį žiūri? Į mano jaunikį panašus. Kokį dar jaunikį? Ta, kurį jūs nužudėt, pameni? Leila, jis buvo labai blogas žmogus. Labai. Ir nemusiškis. Jeigu jam ką nors padarysit, aš pažadu. Jeigu jį užmušit, aš persipjausiu venas. Aišku? Tu išprotėjai. Eik iš čia. Aš tau pažadu. Eik iš čia, greitai, moteriške. Eik iš čia. Manau, geriausia eiti per tarnybinį įėjimą. Jo, faktas, lengviau įsilaužti, mažiau triukšmo. O kaip kameras? Jo, kameras yra čia bei čia, bet ne problema, mes jas nudaušim, uždažysim. Jo, kameras būtinai. Kiek žmonių susi? 3. Vienas vairuotojas. O benzino kiek? Irgi 3 kanistrai per akis. Gerai, kelintą valandą veiksit? 3:30, manau, pats tas. Jo, 3:30 gerai. Tai ką? Sėkmės, Kostai. Lauki, nesulauki, kada aš įsikraustysiu. Iš ko tu sprendi? Nei kalbi, nei žiūri mane. Lik aš tuščia vieta. Klausyk, vakarė. Aš norėjau tau padėti. Priėmiau tave pagyventi bute. Bet aš tau sakiau, kad tarp mūsų nieko negali būti. Tai aš viena dėl visko kalta? O kas kaltas? Lai taip ir būna. Tu kur susirašai? Pasivaikščioti. Nu, teisingai. Sveika. Pakvėpo grynų orų. Tikrai sveikiau nei žiopsoti tavo kreivą fizionomiją. Aš aukštai rankas iškėlęs, tarsi paukštis sakalėlis, tolyn skrendu virš gimtinės laukų. Mane į dangų vėjas neša,
o mergužėlė verkia prašo, neišskrisk, pasilik, pabūk kartu. Mergužėlė, kurgi tu, aš atskrisiu paukščiu, atskrisiu paukščiu, skriejame paukščiu, skriejame paukščiu, skriejame paukščiu. Tai neduosi mums kredito. Ašgi aiškiai pasakiau. Ne. Sprogmenį padėsit prie namo. Padarysim. Apsišikot vyrai. Jūs norit nužudyti žmogų? Ne mes. Gėrimas.